gali padėti, tarkim, autizmo spektro sutrikimą turintiem vaikam, nepakenks nei vienam kitam vaikui. Ir šitas santykio keitimas, koks jisai svarbus ir kad finale, tai yra bazė, santykis yra bazė. Aš gal atreaguosiu, būtinai žiūrėkite į juos miegančius, labai gražus, labai geri, labai mieli, būtinai atsižiūrėkite. Kitas dalykas, tiesiog tik tą dieną išgyventi, irgi su savim susitarti tik tą dieną, aišku, nepametant tos perspektyvos į ateitį. Ir dar vienas dalykas, manau, kad šitiem vaikam gal labiau net būdinga, kad jeigu kiti pyksta, tai jau čia yra nuobauda, pasekmė ir nereikia su jais sugalvoti dar ką nors natūraliau ar nenatūraliau, ar iš kokių nors tų tėvyšių. Tikrai, ir jie patys ant savęs, kai pyksta, jau irgi yra bausmė jiem. Tai jie, kažkaip džiaugsmingumo su jais toje tėvystėje nėra per sunku su jais, yra iššūkis mokytojam, iššūkis psichologam, iššūkis gydytojui, tėvam irgi iššūkis, bet ne per sunku. Tikrai.